Sveikučiai. Šiandien pagaliau įvyko stebuklas. Va taip pradėkim. Baigiau megzti. Mezginėjau, permezginėjau. Va. Taip jis man pavyko. Dabar stoviu ir matuojuosi, su kuo man jį nešioti. Kakliukas va toks laivelio. Ilgesnio tikrai nenorėjau, va tokį tik norėjau pasidaryti. Gal va su rankovėm truputį suklydau, gal jas reikėjo va taip plonesnės daryti. Arba taip. Ir man jos truputį va tokios išėjo, bet aš ar jas palikti, ar permegzti. Atsiduodu jūsų teismui. Nuspręskit, rašykit, kaip man geriau, vat, ar rankovės siaurinti, ar palikti tokias, kaip atrodo. Va taip. Ir ieškau būdo, prie ko aš jį galėčiau nešioti. Nutariau, vat, juodus džinsus ir juodą pačioj golfytę. O vasaros sezonui tikriausiai baltas kelnes dėsiu. Čia megzta, vat, ant žilkinių, valinių šitų, kaip teisingai pasakius, virbalų, nėra jokios siūlės. O rankovės aš mezgiau ant tiesių virbalų. Pradėjau ant šitų žilkinių ir labai negražiai, tada jie persiverinėja, labai jau didelės skylės gavosi. Man ir nepatiko, todėl išardžiau ir paėmiau to pačio numerio ilgus virbalus ir ant jų viską mezgiau. Bet aš galvoju, dar jis neplautas yra. Tik numegztas, susiūtas, surinktas, dar jį reikia nuplauti, kad kai išplauni, kažkaip tai susivienodina tos akytės mezginio. Vat aš nežinau, vat, mergaitės, spręskit. Ar man rankovės permegzti, ar pailginti dar. Kaip pasakysit, taip padarysiu. Garbės žodis. Va tokiam vat. Ar tos rankovės, man tai patinka bendrai. Tokios platesnės. O gal ir siauros tiktų, vat nežinau, vat. Patarkit, žmonės, mėlyjeji. Nes čia labai greitai persimezga, čia kliurk ir tik laiko reikia. Va taip va. Aš jums čia pademonstruosiu. Va toks. Pagaliau baigiau. O faktiškai, jeigu būtų laiko, čia 2 savaičių darbas. Bet kai laiko nėra, kiemas reikėjo tvarkyti, darbas, prisėsti tik vakarais, vat ir baigėsi. Va taip, va toks. Parašykit ką nors, kaip man jis atrodo. Aš niekada, vat, yra pas mane tokia maniera, aš niekada negaliu nešioti savo megztų darbų. Aš ten klaidą matau, nes kai mezgu, aš kažkur suklystu, ir aš tai atsimenu, ir man atrodo, kad visi mane tai mato. Ir aš megzti kitam galiu, bet kai man pačiai reikia, aš galvoju, aš taip čia suklydau kažką siūvant, čia biškį reikėjo patempti, ir visi dabar matys ir galvos, kokia aš čia kerėpla nemokanti megzti. Iš šalies, va taip va atrodo. Laukiu jūsų įvertinimo. Dar vieną įvaizdį, jeigu jau matuotis, tai jau demonstruoti. Atradau tokį sijonuką. Jis yra toks šilkinis, nešilkinis, pamšalo. Ir aš jį labai kažkada norėjau išmesti, bet dabar žiūriu spintoj kaba, o kodėl nepasimatavus va su šituo. Va toks dar vienas įvaizdis. Gal su sijonu ir geriau. Visai sijonų neturiu. Kelnės dar kelnės pas mane. Tokia moteris kelnės. Aš. Kaip ten su sijonu. Irgi laukiu įvertinimo. Parašykit. Išsiskalbiau aš savo megztuką ir va aš džiovinu jį va taip. Patiesiu papačią rankšluostį. Čia ant tokios džiovyklos. Galima ant grindų dėti, aš visada ant tokios džiovyklos.
kad labai ant grindų nelašėtų, patiesiu papačią rankšluostį, kad sugertų. Ir va taip, pirmai pradžiai taip išdėlioju, ištampau. Taip, man truputį padžius, didysis šlapumas nueis, tada dar pataisysiu. Aš va taip, čia džiovinuosi savo mėgstus daiktus ir išsiskalbiu. O skalb labai paprastai, 30 laipsnių su skystu skalbikliu. Parodysiu. Tikrai gerai šitas skalbiklis tinka ir man ir šitiem jaunoniam dalykam. Tikrai gerai išskalbia ir pūrus, minkštus gaunasi su šito. Ne būtent su šito, bet su jie šitais skalbikliais. Va taip va. Žiūrėsim, kas po skalbimo bus su mano šitą megztuku. Koks sekmadienis be pyragų. Nutariau šiandien įsikepti tokį pyragėlį. Aš visada jį kepu iš avižinių dribsnių trupininį. Bet šiuokart radau tokią internetą, tokį lifhaką, kaip čia pasakyti, tokį, kad įdėjus visą citriną aš darau tokį pertepimą. Čia yra datulės. Jas sutrinu su citrina. Ir kad nebūtų, čia visai šnekėti nebemoku, nebūtų kartus tas visas, kai sudėdi visą citriną su luoba, su žieve, tai reikia jį užšaldyti. Aš visą parą užšaldžiau, dabar išėmiau iš šaldiklio, supjaustysiu ir pažiūrėsiu ir sudėsiu, ar jis iš tikrųjų nebūna kartus, ar būna. Vat patikrinsiu, užšaldytas citrina, atšildyta, tada jis sakė praranda kartumą. O kitu atveju aš darau taip, aš išlupu tą visą baltymą. Sudėdu visą minkštimą, išlupu nuo žievelės tą baltymą, baltą tokią žievę ir sudėdu tada šitą geltoną dar. O dabar pabandysiu visą sudėti ir pažiūrėsiu, ar jinai iš tikrųjų karti ar ne. Va taip, supjaušiau, kauliukus visus išrinkinėjau ir va dabar sudėsiu. Iš tikrųjų labai geras skonis gaunasi. Datulės su maltu, su citrina. Jeigu kartais rūgščiau norim, galim 2 citrinas įdėti. Man tai toks labai, fantastiškai, toks saldžiarūgštis, be cukraus, pertepimas, uogienė. Jeigu kartais dar trūkstų man rūgšties, kartais nes čia aš datulių privariau, taip, nuo dūšios, tai dadedu rūgšties, citrinų rūgšties, taip dadedu. Ragavau, absoliučiai ne kartus. Citrina, užšaldytą citriną galima dėti pilną, tik reikia bio. Visai ne kartus, va. Toks gaivus citrininis kremas gaunasi. Galima jį kaip vieną desertą valgyti net. Galima iš jų ir saldainukus daryti, tokius užkandėlės. O aš darysiu trupininį pyragą iš avinių dribsnių. Į bet kur galima dėti. Kokius tik norit pyragus, kaip jį dara. Va tokia košelė gaunasi. Labai stipriai nemaliau, netgi dar citrinos gabaliukų yra žavelės. Bet aromatas ir skonis man fantastika. Čia faktiškai jis be cukraus, bet saldumo. Man super. O mano pyragiukas trupininis toks. Avižiniai dribsniai, avižiniai miltai, soda, čia prieskoniai vat šitam meduoliu dedu, man jie patinka. Ir sviestas. Apačioj parašysiu savo receptą, savo pyragą, gal kas nori. Nes šitas įdaras tinka į bet kokį pyragą. Į bulkutes gali dėti, į bandeles gali dėti. Ir aš sakau, šitas įdaras universalus, skanus ir aš darau tokį avižinį. Tipo sveika. O dabar sudėsiu čia sviestą, perminkysiu, padarysiu tokius trupinius ir išklosiu skardą. Kaip ir visas trupininis ten tikrai. Tik kad įeina avižiniai miltai ir nededu iš čia cukraus.
tokie tešlytė gaunasi. Nu, kaip turi gautis faktiškai trupiniai, bet kadangi čia avižiniai dribsniai, tai jinai gaunasi va tokia. Tokia vat. Va taip kažkas gaunasi. Ir dabar 175. Viršus apačia, o jeigu su vėjeliu 170 į orkaitę keliaus. Šito įdaro, nuo to pertepimo, čia kiekvienas pagal norus. Aš tai, pavyzdžiui, mėgstu, kai būna daug turi būti, nemėgstu sausų batonų pyragų. Kepė pyragėlis kažkur 55 minutės. Namuos aromatas. Super. Tiesiog neperdodu aš jo, koks citrinų, toks citrusinis, citrusų, cinamono. Atšals, reiks paragauti. Manau, kad iškepė. Tokia. Iš viršaus atrodo tai kaip avižinių šitų dribsnių košė pabarstyta. Bet kvepia užtat kaip. Šiandien pas mane sekmadienis pyragadienis. Ir vakarieniai, ir pietų vakarieniai piemenėlių pyragas. Tai čia viršui bulvių košė, apačioj faršas. Šitas angliškas variantas. Jeigu dabar tik beliko į orkaitę pašaut, užbarstyti sūrio ir pateikti, jau viskas paruošta. Jeigu jie norės šiandien mano šeimyną valgyti, tai šausiu šiandien, bet jeigu ne, tai padėsiu šaltai, ten į priestatą šaltai ir tada tik rytoj bus pietų. Pyragas, vat, koksai išėjo. Mes kaip sėdom su vyru, vat, prie kavos taip ir sukirtom. Nu, nerealiai skanus, jis man labai patiko. Štai ir viskas, baigėsi mano sekmadienis, nusiemu savo sekmadieninį atributą. Ir einu užsiimti savo mėgstamaisiais darbais. Arba knygą paskaityti, arba pamėgsti. Turiu naują tokį sumanimą mezgime. Pasiskaičiuosiu, pradėsiu, tada su jumis pasidalinsiu. Nu ką, mielieji, būkit sveiki, nesirkit, saugokit, dabar ruduo. Slogos gerklės visokios gali pareiti. Būkit stiprus, sveiki, saugokit imunitetą. Ate.